Keliaujam toliau ir dabar dvaro kortos. Taigi pirmiausia, taurių pažas. Pažas yra kaip ir pasiuntinys, kuris šiuo atveju kalba apie jausmus, simbolizuoja smalsumą, intuiciją ir kūrybiškumą. Kortoje matome jauną žmogų, kuris žiūri į žuvį iššokusią iš jo taurės. Žuvis simbolizuoja pasąmonės impulsus ir netikėtas idėjas. Pažas yra atviras stebuklams ir naujoms emocinėms patirtims. Ši korta pranašauja geras žinias, meilės prisipažinimą arba kūrybinio projekto pradžią. Iš esmės tai korta apie naivumą gerąja to žodžio prasme, apie sugebėjimą matyti pasaulį šviežiomis ir, taip sakant, nesugadintomis akimis. Pažo pamoka: įsiklausyk į savo vidinį balsą, net jeigu jis sako keistus dalykus. Paklausk savęs, kokią žinią man siunčia mano intuicija šiandien.